Sveiki, pilnavertiečiai. Šiandien varom šturmuot Nevėžį. Bandysim pagauti didelę lydeką. O kaip seksis, pažiūrim toliau. Pirmiausia, tai ką padarysiu paskutinį kartą, kai žvejojau, pasibaigė karabinai. Ir žvejojau vat ant tokio dydžio ešerinio karabino, tokio mažiuko. Tai pirmiausia persirišim. Bet kas yra smagu, kad su tuo ešeriniu karabinu praeitą kartą 1,5 kilo lydeką pavyko išprašyti. Tai kaip ir viskas gerai, bet kad saugiau būtų, tai mes pasikeisim į šiek tiek stipresnį. Pabandysiu naują mazgą, prisižiūrėjau lydekų, tai bandysim naują mazgą užrišti. Ir žiūrėsim, kaip čia gausis pirmą kartą. Taip, ne visai dar moku, bet jie mokino, kad reikia taip rišti. Perkišti čia. Užveržiant visada rekomenduojama pašlapinti, kad neuždegtų. Nu, gal kiek didokas ant fluorokarbono. Bet aš tada dar darau taip. Nukerpu. Ir kad būtų garantuotai, tą galiuką vieną čiut padeginu, kad gautųsi grybukas ir tada jau ten 100 metų. Va taip. Jau tikrai neprapuls. Nu ir ką, reikia išsirinkti dabar ant ko žvejosim. Šitų šiandien nežvejosim. Čia bus vėjažai. Šitą manau, kad pabandysim. Presas 28 gramų turėtų gerai sudirbti. Tai turim tokias spalvas. Bet pradėsim tai nuo tokio. Jisai mažas, nesunkus, nežinau kiek gramų, bet man jisai Nevėžį absoliučiai pasiteisinęs. Čia tikrai jaučiasi, kad stipresnis karabinas. Nu ką, važiuojam. Žiūrim, kas iš viso šito gausis.
pirmas kliovas. Jaučiu, kad čia jau bus ragai. Ne. Geras valas. Reiškės. Tiesą sakant, nežinau, kokį naudoju. Bet žinau, kad vadinasi Expedition. Jeigu būtų buvusi storesnė šaka, tai čia būtų šakiai. Ačiū Dievui, sėkmingai viskas. Varom toliau. Matė, čia viena gyvena, visai panašu, kad nemaža. Pabandom mes pakeisti masalą. Aš dabar dėsiu šiaip starkinį, bet man tie starkiniai labai pasiteisinę yra ant lydekų. Tai bandom dėti raudongalvį ir žiūrim, ar pavyks mums čia išprovokuoti. Ką turim kolektyvus? Nedidelio. Nedidelį. Bet yra. Mes ją čia priparkuosim. Žvakutį. Šaudikliukį. Bet labai smagiai. 4 valandas. 4 valandas. Mėtėm. Nedidukė, fainukė, bet labai smagu. Ir bandžiau visas spalvas, ką turiu. Ir vat balta galutiniam variante suveikia. Tai dabar greitai mes pasidžiaugiam, pasisveriam, biškį atlenkia kablį. Dabar mes labai greitai dėl įdomumo pasveriam. Didelė, 680 kilogramų. Būtų gerai 680 kilogramų. Nu ir viskas, mes jau keliaujame. O tokia va, gražuolė. Labai kietai. Nu, nereikėjo nieko. Papildome.
gaivinti iš karto. Išplaukė labai smagu, labai faina, taigi atvykit į pilną valtį, Varnių gatvė Kem 8C, tikrai parekomenduosim gerų voblerių ir amunicijos žvejybai lydeko, o aš bandau dar vieną greitai pagauti. Galvojau, kad dar vienas kibimas, panašu, kad ir buvo, tik ne žuvies. Na, paskutinį padarom metimą, pradėjo labai lyti. Jeigu jau nieko nepagausim, na tai šiandien bus vienas. Gerai, dar vieną. Na ir viskas, šiandien baigiam fainai, užtrukom praktiškai, pradėjau 4, dabar be 28, tai 3,5 valandos, vienas tik kibimas, nors atvykus klausiau dviejų vyrukų, sakė 3 ištraukė ir dar 3 kibimus turėjo. Na, reiškias, mums bus gerai ir vienas kibimas, ir vienas priparkuotas. Kas nenaudojat laikiklio meškerės, labai rekomenduoju, baisiai patogu. Įkiši vieną galą, užmauni kitą galą, apsaugo visą galiuką, laikosi tvirtai, fainai, superinis reikalas. Taip pat mūsų parduotuvėje tikrai galit įsigyti ir dar padarysim nuolaidą, jeigu pasakysit Nevėžį slaptažodį, Nevėžį viena lydeka. Tai ačiū žiūrėjusiems, dar kartą kviečiu į pilną valtį Varnių gatvė 48C. Užsukit, patarsim, ką įsigyti, ką naudoti ir kas tikrai veikia. Gražios dienos!